Labadiena, mėly Patreon kanalo žiūrovai, Facebook'o draugai. Kad savaitgalio rytinis telefono braukimas būtų prasmingesnis, kviečiu į savo Patreoną. Pristatau labai solidaus citavimo indekso žurnalo Strauk straipsnį, kuriame ištirti daugiau kaip 96 tūkstančiai Vokietijos senelių namų senukų, kurie vartojo ir nevartojo statinus pirminiai ar antriniai kardiovaskulinių įvykių profilaktikai. Ir dėmesio išvada, kad tie žmonės, kurie vartojo statinus, kardiovaskulinius įvykius, patyrė dažniau. Tai yra pacientai su demencija, o tie, kurie demencijos neturėjo, jokio statistinio skirtumo tarp vartojančių ir nevartojančių nebuvo. O žinote, demencija, tai čia tik laiko klausimas, kada žentas ar marti iš mūsų pradės vogti pinigus, brangenybės, rankšluosčius, net siūlus ir adatas suslėptus į kondicionierių, į lempas plafoną. Žinot, žentas tik ir žiūri, kaip tos pinigus pavogti. Iki.